procentus mūsų gyventojų, tai yra širdies kraujagyslių ligos, tai yra vėžys, tai yra išorinės mirties priežastis, kurio mes išsiskiriam iš kai kurių Europos šalių, tiksliau iš daugelio šalių, ir kai kurios kitos ligos, ten kvėpavimo takų sistemos ligos, tai yra pagrindinės, tokios, nuo kurių numiršta, sakykime, daugiausia žmonių. Ir mes galime jų išvengti gyvendami sveikiau, tai yra daugiau sportuodami ir valgydami sveikiau, ar ne? Kaip tą pasiekti? Vėlgi yra tos mano paminėtos ligų grupės, yra pagrindinės tokios gal 4 ir yra išskiriami 4 pagrindiniai rizikos veiksniai, kuriuos sumažinus būtų galima iš esmės pakeisti situaciją, tai išvengti daugelio tų ligų. Tai yra, jeigu žmonės nustotų rūkyti, jeigu nevartotų alkoholio, jeigu sveikai maitintųsi ir daugiau judėtų. Bet labai idealistiškai skamba, turit pripažinti. Be abejo, jeigu mes įsivaizduosim, kad žmonės tą padarys iš karto per vieną dieną. Bet sveika gyvensena tai yra kelias, kurį žmonės pradeda eiti iš skirtingos vietos. Ir vieni pirmą pradeda maitinti sveikiau, kiti pirmi pradeda ten bėgioti ar vaikščioti, treti nustoja rūkyti, ketvirti nustoja gerti, labai įvairiai. Ar kai kuriuos reikia priversti tą padaryti? Be abejo, ir valstybė turėtų tą daryti, nes vėlgi yra įrodyta, kad pati efektyviausia motyvavimo priemonė yra ekonominė priemonė. Ir valstybė turi įrankius padaryti rizikos veiksnius, kurie yra pavojingi, per brangius. Tai yra žmogui nesveikai gyventi turėtų tapti per brangu, tai yra rūkyti ir gerti turėtų būti per brangu, nes šiandien tai yra įprastos prekės, kuriuom žmonės per daug neskaičiuoja pinigų ir sako, yra brangu, bet yra normalu išleisti 300 litrų cigaretėm ir alkoholiui per mėnesį vienam žmogui šeimoje. Tai kai jie susumuoja, pamato, kad čia, ko gero, jie išleidžia labai daug. Kitas mechanizmas tai yra pagerinti prieinamumą prie tų priemonių, kurios yra naudingos, tai yra maisto produktai. Ir man tenka girdėti politikų diskusijas, kurie diskutuoja apie PVM lengvatą mėsai. Tai mes žinom, kad mėsa nėra pats sveikiausias produktas, jo reikėtų vartoti mažiau. Tai politikai galėtų svarstyti, kaip pagerinti prieinamumą prie šviežių Lietuvoje užaugintų vaisių, daržovių, kad žmogus, sakykime, sugalvojęs sveikai maitintis, jam tai būtų dar pigiau ir prieinamiau. Nes šiandien iš tikrųjų užėjus į parduotuvę ir norint maitintis ekologiškai, tai atrodo, kad yra brangiau, ar ne? Bet ekologiškai ir sveikai tai yra 2 skirtingi dalykai, nes ekologija patapo tokia savotiška mada, kur mes ne visada galim pasakyti, kad tai yra sveikiau, nes nežinom, kas už to slepiasi pavadinimo. Kartais tai yra tiesiog rinkodaros priemonė. Ir yra bandyta skaičiuoti krepšelius sveikos mitybos ir va tos įprastinės ir paaiškėjo, kad sveika mityba yra pigesnė. Nes lietuviškos daržovės, kopūstai, morkos, burokėliai, kruopos, rūpesni miltai, jie nėra brangesni. Šitie dalykai, jie yra pigus, bet yra kita bėda. Mūsų žmonės nemoka pasigaminti šių skanių patiekalų, nes visi taip įsivaizduoja, kad reikia graužti žalią buroką ir žalią morką ir ar kopūstą susipjaušius ir tai yra baisiai nuobodu ir neskanu. Bet mokant pagamintą maistą skaniais yra tikrai labai skanus. Tiesiog mes tokios tradicijos dar neturim šiandien. Na, maistas vienas yra iš tų dalykų, o sportuoti kai kuriuos žmonės irgi turbūt reikia priversti. Priversti sportuoti žmonės gal būtų sudėtinga ir čia gal viena iš tokių idėjų, kas buvo išsakyta, tai yra darbovietės. Ir yra gražių iniciatyvų, kai darbovietė savo darbuotojus skatina už tinkamą sveiką elgseną. Buvo paminėti pavyzdžiai, kai, sakykime, nerūkančiam darbuotojui yra mokama jau ir Lietuvoje 100 litrų priedas kiekvieną mėnesį, nerūkančiam būtent. Ir yra įmonių, kurios išdalina žingsniamačius darbuotojams ir padaro savotiškus konkursus, kuris daugiau nužingsniuoja žingsnio per mėnesį ar savaitę, tas yra kažkaip paskatinamas. Ir kitas dalykas, žmonės galvoja, kad fiziškai judėti yra brangu, nes reikia eiti į klubą. Nereikia. Lietuvoje parkai, šaligatviai nėra apmokestinti, jie yra nebrangus ir judėti tikrai daugelį atvejų nieko nekainuoja, reikia tik tai noro. Bet jūs matote ateityje, tai netolimoje perspektyvoje įmanoma, kad visuomenė gyventų sveikiau, labai trumpai? Aš manau, kad taip, nes visuomenė jau dabar labai šituo domisi ir tikrai mūsų, sakykime, visuomenės sveikatos specialistai tik turėtų truputį pamoderuoti ir pasakyti žmonėm, ką reikia daryti teisingai, nes dabar žmonės blaškosi ir nelabai susigaudo, kaip tikrai ir ką reikėtų daryti. Ačiū labai, kad atėjo šį vakar pas mus į studiją. Tai yra Aurelijus Veryga, gydytojas ir Nacionalinės sveikatos tarybos narys. Ačiū Jums, geros sveikatos. O mes tęsime žinias.